Na ką, čia jaunystė radistai. Čia radistai? Čia. Čia radio stotis, radistai. Taip gaunasi. Kad jau vis tiek. Rolandai, kam paskambinkime Dabar paskambinkime, kaip ir standartiškai vakarais, savo ir jai. Puikios nuotaikos užtaisėlį padarome. Tai yra mūsų fantastiškoji Samanta. Klausau. Labas, Samanta. Nu, sveikas. Kaip tu laikaisi? Man tai viskas puikiai. O man? Nežinau. Kaip paprasta, aš galvoju, šiandien aš neirzlus esu. Ką? Ko užsiemi šiandien? Kaip tavo diena pasipasakok? Ką gražaus nuveikiai? Ai, nieko. Paskumina tarnyboje. Tarnyboj? Taip. O kaip? Jis faras. Man patinka. Visi kariniai pomėgiai. Kas yra kuminas? Faras. Policininkas? Taip. O kokio rango, ką jis veikia? Šiaip prie viršininko pavaduotojas. Tai tu buvai pas kuminą ir gaudėjai nusikaltėlius. Negaudžiau. O ką darai? Taip. Daug apžiūrėjau. Įdomu man ten. Apie ką? Apie viską. O kiekvieną kartą ten tau įdomu kaip pirmą kartą? Ar visą laiką naujai kažkaip? Ne, apžiūriu ginklus. Žiūrėk, o ką reiškia kuminas? Kuminas. Taip. Tai yra tavo tėvo arba mamos brolis sesuo. Dėdė. Taip, bet aš taip vadinu kuminas. Aš taip įpratus. Ai va. Nes aš jau supranti, galvau, kuminas. Man kaip kmynas? Kmyninis kuminas, žinai, va, toksai, va, kažką taip. Tau patinka kmynai? Bet aš nevalgau jų. Jeigu tu kalbi apie prieskonį. Tu nevalgai jų, bet tau jie patinka? Nesakau, man jie patinka. Tai kaip tau, ar patinka kmynai? Ne. O petražolės? Nu, žinai, kur dėtas jos. O ar tau patinka vartoti narkotikus? Aš niekada jų nevartoju ir nevartosiu. O kodėl tu nepatinka jos vartoti? Na, kur aš turėčiau jas vartoti? Aš vieną kartą gimiau, man patinka būti sveikai, blaiviai, gerai jaustis, gerai atrodyti, o ne kentėti kažkokius tai fizinis skausmus. Nes šiaip narkotikai ir buvo sukurti su tokia mintim, kad suteikti kuo daugiau skausmo vartojantiesiems. Žinai, aš dar tik tai tokį dalyką norėčiau. Tu esi žemaitė, ar ne? Tai kad aš iš visų tą lietuvaitę nepanašinį vidumą. Aš neskaitau savęs lietuvę. Atsiprašau, galiu dar kartą. Tu esi žemaitė, taip? Nu, aš Klaipėdoj gimus, ką žinau. Na, tu esi žemaitė, jeigu tu Klaipėdoj gimus. Tai turbūt. Ir kuminas yra vartotinas žodis dažniausiai žemaitijai. Tai yra žemaitiškai tarmiškas žodis. Aš nežinau tos tarmės kalbos. Ir žodis kuminas reiškia krikšto tėvą. Nu, taip. No. Tai tėvo arba mamos brolis yra būtent kuminas, ne? Tai dėdė reiškia kuminas. Nu, nesvarbu čia. Visiškai svarbu, žinok. O palauk. Tai kuminas tavo yra kas? Jis mano dėdė, jis mano tėvo brolis. Tėvo brolis ir krikšto tėvas. Taip. Ok, super. Man atrodo, paprasčiau yra paaiškinti, kad tai yra tavo tėčio, brolio, dėdės, pusės kambariokos, sesers, dukros, valytojas, draugas ar krikštatėvis? Kokius tikslus man dabar paskambino? Ne, aš tik tai paklausiu. Nes aš norėjau paklausti tavo, kaip diena ir tiesiog toksai iškilo dabar, žinai, dilema, kurią mes sprendžiam. O ką jūs manęs klausėt, tokio klausimų įdomus, o tai ką jūs vartojate, narkotikus? Taip. Kartais ar nuolatos? Nuolatos. Mes nei vienos laidos nevedam nepavartoję narkotikų. Jo, nes Justinas užsirūko, aš prigeriu kavos. Tu rūkai?
Taip. Kokias cigaretės rūkai? Nesakyk. Kodėl? Prisiminiau, kad negalima reklamuoti. O man kaip tik patinka jas reklamuoti. Jo. Kaip tu jas reklamuoji, nuoga ar apsirengus? Ne šitaip, kiek kitaip. Šiaip paimk bet kokią, paimk nuogą moterį, uždėk ją ant, gražiai nufotkink, uždėk ant plakato ir gali reklamuoti absoliučiai bet ką. Ir pirks. Nebūtinai. Jo, žiūrint kokią moterį. Būtent, aš noriu pasakyti, tikrai nebūtinai, jeigu... Čia gal jūs esate tokie bėgantis paskui kiekvieną subinę, bet ne visi vyrai yra tokie. Mes pigus. Mes bėgam paskui kiekvieną Mes kaip ir visi lietuviai, Samanta, palyginus su tavim, mes tiesiog esam pigus ir nereikšmingi. Ir bėgam. Ne. Jūs Samanta, kaip tu manai, ką mums gyvenime reikėtų veikti ar daryti, kad mes taptumėm geresni žmonės? Nebe pigus. Čia apie lietuvius? Ne, apie mane ir Justiną. Ar pigus tik aš? Aš jūsų gerai nepažįstu, aš nežinau, kiek jūs ten koting visi. Ne, bet tu mus pavadinai pigiais. Aš nepavadinau jūsų taip, jūs patys save taip pasivadinot. Nu ne, tu mus pavadinai. Taip. Ne. Aš tik pasakiau, kad... Kaip dabar prisimenu, kai tu sakei, Rolandai, Justinai, jūs abu esate pigus. Ne, aš taip nesakiau, po velnių, aš žinau, ką aš sakau. Gerai, tai ką mums daryti, kad mes nebūtumėm pigus? Čia jums patiems spręsti, žinokit, ne aš kažkokia psichologė, ne aš kažkokia... Ne, tai matai, mes žinom, tu net nei karto net nesuabėjau, kad mes žinom, kad tu nesi nei psichologė, nei mama. Nes, matai, esmė tokia, kad mes galvojam, kad mes nesame pigus, bet jeigu tavo požiūriu mes esam pigus, norėčiau sužinoti, koks žmogus yra nepigus. Aš nesakiau šitą žodžią. Ne, tu nesakei tu šitą žodžią. Okay. Ir tu esi Prancūzijos aktorė, tai čia neatsiejami dalykai. Aš matau, kaip tu studijuoji, aš netgi matau, kaip tu skaitai knygas. O tavo mama yra italė? Negrina. Vienok itališkai tu supranti, ne? Skaitai knygas itališkai? Ne, pagrindus. O kaip tu su savo mama šnekėsi? Aš skaitau daug knygų. Aš nebejoju. O kaip tu bendrauji su savo mama? Kokia kalba? Jinai puikiai kalba ir lietuviškai, ir itališkai. Ji turi abi pilietybės. Ji turi abi pilietybės. Pilietybės ir lietuvės ir italės. O vadinasi, ji eina, ta prasme, jai buvo suteikta privilegija nepaisyti Lietuvos Respublikos konstitucijos, taip? Ne, tai čia gyveno iki kol aš buvau 9 klasėje, paskui persikėlė su darbu. Kaip aš norėčiau... Dirbo ir gavo. Trenkt kažkam per snukį dabar. Tiesiog, man tai palengvėtų. Bet tai tu žinai, Samanta, kad pagal Lietuvos Respublikos konstituciją ir visai neseniai Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad dviguba pilietybė Lietuvoje yra neteisėta. Ji neegzistuoja. Aš nežinau, man kažką panašaus pasakoja, kad dabar jinai yra pilietė. Aš gal neteisiškai, nedokumentiškai, bet taip Italija jinai skaitas pilietė. Ta prasme, de factum. Galima būti neteisiškai ir nepilietiškai piliečių. Tiesiog neteisiškai, tiesiog pilietė ir tiek, žinai. Italija yra pilietė, čia grįžus taip pat. Kas jokingas? Tu, kad tu nusišneki, va tas jokingas. Va, labai jokinga, kad tu nusišneki. Nes Italija nėra kokia nors imigrantė, supranti, ką aš tau sakau? Nes jinai yra Europos Sąjungos narė. Taip. Tu supranti tai ar ne? Ar tu iš namų neišeini... Tu nesupranti, ką aš tau sakau, tu klausai paskambinti vėliau panervinti. Pabandom dar kartą. Paaiškink. Kada paskutinį kartą buvai užsienį? Jeigu iš vis išleidžiate iš namų? Prieš porą mėnesių. Prieš porą mėnesių? O kur buvai? Ten pat iš kur atvažiavau čia. Ai, ir ką ten darė? Vyrai yra iš Marso, moteris Samanta iš Mėnulio. Vagi, yra knyga tokia labai gera, skaitai? Ne. Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, Samanta iš Mėnulio. Samanta, bet tavo mama, ji negyvena tenais, ne? Šiaip. Gyvena. O... Bet tu jos nepažįsti. Kaip aš galiu jos nepažinoti? Nu, vat, man irgi keista. Bet taip atrodo, žinok. Jinai čia į Lietuvą jau 5 metai, kaip grįžta į metus tik. Tiesiog čia į Lietuvą, kai kartais grįžta, žinai, tai tiesiog... O jinai aplanko tave Paryžiuje? Taip. O tu aplankai ją dažnai?
O netoli yra. Ką jūs veikiat, kaip susitinkat Paryžiui? Plepat? Daugą, ne? Daugą čia tiesiog taip. O kažkas... Kiekvieną kartą skirtingai. Aha. O ką paskutinį kartą veikėt kartu? Pramogaujam, apsiperkam. Aš nebejoju. Iš kieno pinigų, iš jos? Ką nori perku iš savo. O iš kur tu turi savo pinigų? Iš kur tu uždirbi pinigus, jeigu tu nedirbi? Neturėtum turėti savo. Padirbu pas ją, laisvų metu. Aš geras. Niekada nebuvau vienu metu nusipirkęs dukros ir mamos. Šitas neblogas variantas. Labai neblogas. O ta prasme... Beveik taip pat gerai kaip dvinukės. Tai čia tipo, kai... Vasara. Taip, vasara. Tai ne, tai aš nebijoju vasarą. Žiema ne sezonas. Nors ir žiema gerai, žinau. Jėga. Žiema gerai, nes žiema, ta prasme, biznio dažniausiai būna visokie. Kas tam galvoja? Business traveleriai, žinai, tipo atvaro. Klausyk, o tu dabar čia Lietuvoje būdama, gal ruošiesi sesijai? Ne. Tau nebuvo sesijos? Matai, čia ne kokia teisė, viskas kiek kitaip. Ai, nu jo. Tiesiog universitetai Paryžiuje, ko gero, yra skirtingai. Pas juos tiesiog toksai laisvas. Nori laikai sesiją, nori nelaikai sesijos. Viskas yra laikoma ir viskas yra... Iš antro semestro išeini, supranti, atvažiuoji į Lietuvą, pabūni porą mėnesių. 3 mėnesius pabūni Lietuvoje. Ne 3. Pabūni, tada nuvažiuoji tenais vėl. Nes aš kaip supratau, praeitos sesijos tu nelaikėjai. Mėnesis buvo privalomas, o mėnesis dabar šitas yra mano norų. Ne, tai aš nebejoju. Nes, tai aš tiesiog ir sakau, kad, vat ir man patinka, kad pas juos tiesiog nėra parkių. Laisvas grafikas. Studentai daro, ką nori, po to tiesiog... Ne, laisvas grafikas, susiskambini ir pasakai, kas dėl ko kaip. Paskambina studentas. Man reikėjo pas mamą išvažiuoti į Italiją, buvo išleisti ir ne aš vieną šitaip. Taip, paskambina studentas dekanui, sako, klausyk dekanas, aš žinok, mėnesių vėliau grįšiu. Sako, dekanas, tai nėra problemų, Jėzus, tai kad ir, svarbiausia, kad ant diplomų įteikimų spėtum atvažiuoti. Nes žinau, aš nekiek tu ką nori. Aš neku ką nori. Maladėt, Samanta, nu. Maladėt. Žinok, aš pati ir mano savivertė nepriklauso nuo to, ką apie mane mano kažkoks vyras. Maladėt, nu. Taip. Ir dėl to aš tave labai gerbiu. O tai palauk, tai tu atvažiuosi ar neatvažiuosi? Tai kad iš jūsų kalbos suprantu, kad jūs jau kažkaip nelabai. Mes tai labai. Žinai, aš tai mėliau norėčiau, kad tu atsiųstų man savo nuotrauką pirmą, nes aš irgi bijau, kad gali nepatikti mums tai, ką mes pamatysime. O tai čia svarbiausia? Taip. Ne. Va matai, nuomonės išsiskyrė, vadinasi, gana svarbu. Pasakykim taip, sutinkama yra visą laiką pagal išorę. Teisingai, palydima pagal protą. Tai pradėkim nuo to, kaip ir privaloma. Nuo pasitikimo. Kodėl aš dabar turiu siūsti kažkokią savo nuotrauką ir tik paskui atvažiuoti? Taip supratau. Taip, nu tai aprūvina, face control, kad praeitum. Ai, tokių dalykų nedarysiu kažkokių nesąmonų. Atvažiuoju pas moterį, viskas. Nesifotkina ir nesifotkins. Nes fotikai sudūšta, kai jinai nusifotkina. O tai tu dažnai taip darai, kad važiuoji pas kažką tai? Kad aš nelabai pas nepažįstamus ir važinėju. Nes brangiau gaunasi. Kam kas galvoja? Man galvoja tas, kad brangiau gaunasi, nes jeigu pas tave, tai tau nereikia važiuoti niekur. O kai važiuoji kažkur, tai brangiau gaunasi. Nuo aplinkybių priklauso situacijos. Pas ką, kur kaip. O ko dažniausiai pas ką važiuoja pagal iškvietimą, spėju? 2 pilietybė Stanislavskis. 2 pilietybė Stanislavskis, bet kokia gatvė arba restoranas Paryžiuje. Čia aš tiesiog. Aš vis sumuoju dalykus, kurių tu nežinai. O kažkaip tu galvoji, kad tu esi pats protingiausias, kad tik tu vienas gali kažką pasiekti, jo? Ne. Kad tu vienas geriausiai, gražiausiai, iškalbingiausiai kalbi. Oi ne, toli gražu nežinok. Aš visiškai manau, kad jau aš už tą vidutinioką esu žymiai žemiau. Bet aš tiesiog sakau, kad... O visus žmonės nuvaryti 3, 5 planą, ne? Ką? Čia tu jau mastai. Ką? Nesvarbu. Ką tu kalbi? Visą gerą, Samanta. Pyksti?
Va, Samantą išjungiam dėja, bet, va, žiūrėk, dviguba pilietybė. Kaupėsi tas. Draugai, aš gyvena Klaipėdoje ar kažkur, kur, žinot, kur tas Samanta yra. Mes kelbiam Samantos draugų paieškas. Jeigu tu esi Samantos draugas, pažįstamas, pusbrolis, lankei su jam, aš spėjau, kad ne mokyklą lankė kažkur tai čia. Ir iš viso, netgi jeigu tu esi iš Italijos, Ispanijos, bet kas pažįsta Samantą, būkite tokie mėly, parašykite mums į justas@zipfm.lt arba rolandas@zipfm.lt. Mes labai norime, arba tiesiog per Veidaknygę. Per Veidaknygę man parašykite, Justinas Jankevičius, viskas labai paprasta. Kas nors, kas pažįsta Samantą, būkite tokie mėly ir parodykite mums ją. Mes kelbiame Samantos paiešką.